Plėskite ūkį su Heavy Finance. Finansavimas naujai ir naudotai žemės ūkio technikai įsigyti, draugiškai, greitai ir lanksčiomis sąlygomis. Užpildykite kontaktų formą ir gaukite pasiūlymą vos per vieną darbo dieną. Labas rytas, mano saulės. Aš vėl gimtinėje. Šiandien vykstam į parodą Ką pasėsi. Yra penktadienis. Niekam nieko nesiskelbiu, kad atvažiuosiu. Žiūrovam, tu prasme, kad atvažiuosiu ir panašiai. Nu, aišku, dar ne vėlų, bet gal nieko nesikelsiu. Žiūrėsim, kiek išdrįs prieit žmonių, nes dažniausia tai niekas praeina, pasižiūri ir paskiau rašo, mačiau tave, norėjau prieit, bet kažkaip neišdrįsau. Tai ko jūs bijot, ašgi paprastas žmogus, kaip ir visi. Tyliai. Ką, sveiki dar kartą. Pasiekėm savo tikslą. Mašiną, aišku, kaip visada reikėjo palikti tolimiausiam taške. Dabar gausim biškį pasivaikščiot ir pradėsim savo parodos apžvalgą. Praeitais metais nebuvau. Mama išvis neprisimenu, kada buvo. Tėtis liko prie senos technikos tvarkyti. Tai atvažiavom apžiūrėti naujo, gal ką nors parvežti namo. Nes būtų naujas traktorius ant kiemo, tai dabar būtų galima be problemų išvažiuoti ir į parodą. Visiems trim. Jau daug pažįstamų veidų vien pravažiavęs su mašina pamačiau. Nes kas žino, kas nežino, mokinausi Žemės ūkio akademijoje agronomiją, bet taip išėjo, kad sugalvojau pasukti kitu keliu. Kitu keliu ir šiaip nesigailiu. Gailiuosi gal tik tai to susipažinimo, pabendravimo daugiau su grupiokais, naujos pažintys, viskas, bet dabar ir taip laimingai toliau galiu eiti savo keliu, ten, kur norėjau būti. Tai viskas pagal planą. Pati pradžia prasideda nuo senos technikos ekspozicijos. Suvaryta visi ekskliuzyvai. Atvykom į Vėluoto stendą. Naujovių turi, parvežtų nesenai į Lietuvą. Krautuvą tokį. Prisimenat šitą spalvą? Galbūt sugrįš į kiemą. Arba visam, arba laikinai. Reikia apsispręs dar biškį Rokui. Kai šalta gerai, kai šilta per daug. Aplankėm Margučius, atsigėrėm kavos. Atsigėrėm kavos, einam apžiūrėsim, ką naujo atsivežėm. Kokią naujieną šių metų? Tai Horizonti gamintojas sodo technikos. Tada dar nepasakyčiau, kad naujiena, bet vis populiarėjantis dalykas Adrimo. Čia agroplevelės klojamoji, o tenais yra suvyniotuvas agroplevelės. Tai jau po sezono gali susivinioti. Čia tas, kur sakėt, bus naujiena. Tenais nepasakyčiau, kad naujiena, nes jau bus trečias toksai dirbantis Lietuvoje. Tai labai smagu rodyti techniką, kuri ne tik tai prototipas yra, bet kur yra jau veikiantis, pasiteisinęs ir šitas po parodos jau keliaus pas ūkininką. Iš tikro nemažai technikos, iš čia jau yra parduota ir keliaus pas ūkininkus, bet
buvo malonu, kad leido dar parodyti visiems kitiem žmonėm. Nu, dar uogų derliaus nenuiminės, tai nemanau, kad reikia. Tai dėl to galim ir pasirodyti. Taip pat va, Krukovako yra, purkštuvas nėra naujas, bet kas yra naujo, tenais galim paeiti už kampo. Tai tikrai gan populiarūs sodo purkštuvai Krukovako, nes daugelį metų jau gamina. Ir naujo modelio talpa. Padaryta jinai aptakesnė, viskas tarsi vienoj formoj, taip tiesiog svorio centras yra arčiau traktoriaus ir užtenka silpnesnio traktoriaus, kad tokį pat purktuvą kabintų. Modernėja. Visai Lenkų gamybos. Jo. Čia yra Krukovakas, yra didžiausia Lenkijos purktuvų gamykla. Nu, kadangi purkštuvo ekologiniam ūkiui nelabai reikia, tai tik tai dėl žinių. Esu girdėjus, kad raugia piktžolės ir su piktžolių raugų laisto ekologinis ūkis. Esi girdėjęs tokio? O, aš esu girdėjus, tai sakė, baisiai bjaurus darbas, bet pasiteisina, vadinasi, jeigu daro. Negirdėjau apie tokį, girdėjau tik tai, kad plūgas veikia. Plūgas visą laiką. Tada Rolexo beveik visi modeliai yra atnaujinti. Tai smagu, kai kas antri metai pasirodėm, tai galim ir kažką naujo parodyti, tą pačią techniką metai iš metų. Tai realiai absoliučiai visi modeliai yra patobulinti, priklausomai nuo pastebėjimų, kokie buvo ūkininkų, kurie turėjo praeitus modelius. Rolexo mažesnių, čia turit? Mažesnių padargų. Iš tikro turim ir mažesnių vietoje, tai... Bet ką pasėsi, visi nori kuo didesnį. Kuo didesnių. Norėsi gal sudalyvauti žaidime? Galėsi. Reikia kuo greičiau nuimti Skatalpego dalis ir uždėti vėl. Tai va, Patricija gali papasakoti taisyklės. Jo, bet man sunkiau parodyti. Aš galiu tave pafilmuoti. Gerai, prašau. Čia filmuoji jau? Jo. Palamūnų. Aš paaiškinsiu dabar, tai reikia, tiesiog tikslas yra nukalti tas kojeles, tai pradėti nuo šitos, tada nukali šitą, eini prie vidurinės, nukali šitą, nukali ir tada grįžti atgal ir užkalti. Taip, tas visas staiga yra taip pat. Dauži, važiuoji, tu man grįžiais, nusikala jisai, o iš kitos pusės tik užkalti. Tai gali pabandyti vieną, tiesiog vieną pasibandyti, o po to laikyti. Va, ir taip lengvai. Ir paskiau uždėti per amatą. Jo, tik su plaktuku ten užkalt. Jo, ir viskas. Mes galim duoti šalmą iš tikrųjų. Čia jie... Ne, nereikia, čia jie taip lengvai nusiima. Jo. Jo, jėgos reikia. Ir čia, matai, yra specialiai, pavyzdžiui, 3 skirtingų tipų dalis. Tai tu gali jį naudoti kaip giluminis skutiką ir kaip noraginis skutiką. Ir tik tai pasireguliuoji dar atakos kampą. Aha. Tai šoninį, vidurinį ir kraštinį. Taip, tas va šoninis, tas vidurinis, nežinau, nuo kurios pusės patogiau. Gerai. Taip. Vienas, 2, 3. Dabar greit prie kitos, tik atsargiai galvą. Iš kitos pusės sudėt. Jo, grįžti atgal ir sudėt. Tik atsargiai galvą. Atsargiai greitai.
Va. Ir kiek? 46 sekundės. Koks buvo greičiausias? Vakar greičiausias buvo 32. Viskas. Bet gerai, o sužinojau, kaip keisti. Nu. Čia galite išsitraukti klausimą. Ir mama gali dalyvauti. Jį paskaityti. Koks klausimas? Garsiai, kad tik mes. Koks gyvūnas yra įmonės Grupovek technikos logotipe? Tai buvom prie parduotuvių Grupovek. Jautis, jeigu... Ne. Pasižiūrėk, čia mes. Liūtas? Tai dabar galite paspaust laimės ratą. Paspaust reikia ant ekrano. Aha. Pakabukas. Neblogai. Bus prie raktų dar vienas. Dėkoju. Galim dar tušinuką duoti, va. Aš ir įdėsiu jam dabar. Tušinukų nebus mažai niekada. Dėkui. Tai sakė, turit atnaujintą automatinio vairavimo sistemą, kuom jinai geresnė ir kuom patobulinta nuo praeitos. Turime pasiūlyti kelių rūšių automatinio vairavimo sistemas. Traktoriams su hidrauliniu paruošimui tai turime pasiūlyti keisam, Newhollandam, Štariam, Deutschfahrern, Massey Fergusonam, Valtrom, Kubotom, Fendam su hidrauliniu paruošimu. Kas liečia elektrinį vairą, turime pasiūlyti dvi sistemas. Viena kainuoja 5,5 su PVM, o šita kainuoja 7,5 su PVM. Kuo jie skiriasi? Tai ta pigesnė sistema turi taip pat ir tikslumą iki 2,5 cm, kaip ir šita. Abidvi turi nemokamas galvų apsisukimo funkcijas, bet šita sistema turi 4 GB darbinę atmintį, o ana sistema turi 2 GB. Kas liečia vairavimą ir tikslumą, viskas pilnai to užtenka, bet ši sistema yra sukurta specialiai pajungti izobus valdymą. Čia matot sekcijų kontrolę. Ateityje bus galima įsigyti 4 kameras, taip sukuriant 360 vaizdą erdvinį. Šioje sistemoje galite pasižymėti kliūtį, galite pasižymėti technologinės vėžės, tai ypatingai viskas svarbu. Šios sistemos ekrano dydis yra 12 colių, pigesnės sistemos yra 10 colių. Tai va, keičiasi šiek tiek dizainas, vairas, bet šiaip abidvi sistemos tikrai yra geros ir kas liečia vairavimą, tai jos tikrai atitinka visų klientų lūkesčius. Mes įrašę esame ir specialią programėlę, kad ūkininkui nereikia laukti mūsų serviso darbuotojo. Jis paskambina ir per nuotolį mes patvirtinus klientui prisijungiam ir sprendžiam čia ir dabar, nes ūkininkui sprendimai reikia čia ir dabar, o ne už savaitės ir ne 2. Tai va. Tai šitas tiesiog turi daugiau galimybių. Daugiau galimybių į ateitį gali pasijungti izobus kabelį, galima aktyvuoti sekcijų kontrolę, nes viską palaiko, nelagina ir tikrai geras sprendimas. Yra galinė kamera abiejose sistemose, galite stebėti savo padargus iš galo. Tai va, sakyti, technologijos nemiega, nestovi, tai darom viską, kaip pasakyti, atsižvelgiam į klientų rūpesčius, nes tikrai dažnai klientai kreipiasi į mus su tam tikrais prašymais, ko reikėtų, ko nereikėtų. Tai va, kaip pasakyti, tai viską tobulinam ir bendraujam tiesiai su gamintoju, kad sprendžiam čia ir dabar visus klausimus. O kokia šio vairavimo paklaida? Tos sistemos paklaida iš jos yra RTK signalas ir iki 2,5 cm. Buvau susipažinęs užpraeitais metais su praeita vairavimo sistema, dabar jaučiasi, kad šiek tiek patobulėjo. Kaip evoliucija, turime iš tikrųjų ir patį pigiausią variantą, kuris kainuoja 1290, bet jinai traktorius nevairuoja. Planšetė identiška kaip NX 510 modelių, tik tai jinai subraižo linijas ir dirba nuo GPS. Tai jinai yra pigiausias variantas, ūkininkam, kurie dirba su senesnė šiek tiek technika arba mažiau žemės turi. Tada dažniausiai perka šitą sistemą NX 510, jeigu ten ūkininkai iki 100 hektarų, o jau visi, kurie žengia į technologijas izobusus, tai perka tik šitą sistemą, nes čia yra pats naujausias modelis, kaip pasakyti, ir žengia koja su vaidžiu. Dėkoju už pasakojimą, už žinias. Tai užsukom į Heavy Finance standą, kurie siūlo paskolas ūkininkam gerom sąlygom. Tai jeigu jums trūksta
lėšų pradėti pavasarinius darbus, prašom kreiptis į Heavy Finance ir visada rasit geriausią sprendimą jūsų ūkiai. O galbūt galėtumėte nors pridurti, kokie pasiūlymai vyksta ūkininkam. Taip, tai iš tikrųjų dabar dažniausiai ūkininkai kreipiasi dėl anglies ūkininkavimo programos. Visi, kas turi ten daugiau negu 20-30 hektarų, galvoja apie tai, kaip pereiti prie tvaresnės žemdirbystės ir kaip padidinti ūkio pajamas, kartu sukaupiant organinę anglį dirvožemyje. Kartu, aišku, dabar pavasaris, kam netrūksta pinigų kurui, trąšom, visiems kitiems tokiam einamiesiem poreikiam. Tai mes turim tos du tokius produktus. Taip. Mes turim tos du produktus, kur vienas yra iki 15 000 eurų, suteikiam paskolą be jokio turto įkeitimo, labai greitai prireikia, galim praspręsti visą klausimą ir prisitaikyti šiek tiek prie ūkio. Šiaip ar taip mes suprantam, kad, pavyzdžiui, įmokų paskolos grąžinimo, jeigu yra ypatingai grūdininkai, sunku jas atlikti pavasarį. Tai mes jas nukeliam visą laiką į rudenį. Tai turim tokių krūvą lanksčių sprendimų, kaip pabandom palengvinti ūkio finansus. Tai jeigu jūs sudomino šie pasiūlymai, paliksiu aprašyme kontaktus, galėsit susisiekti ir susitarti dėl ateities ūkio. Raudonuoja, einam aplankysim Dotnuvą. Nes galvoju, mes abudu labai mylim gyvūnus, stengiamės jais rūpintis ir bijau tos patikros. Tai... Man tinka, varau. Gerai, aš mašiną parvairuosiu. Važiuoja jau karvės melst. Einam taip pat Specagro aplankysim, kadangi esam klientai. Tai pasižiūrėti galbūt pieno perdirbimui naujovių, kokių dar sugalvosim. Kur tas Lamborghini? Gale Lamborghini. Praėjom pro Dojaus stendą. Gražiai blizga ta technika. Čia į tokių įdomesnių padargų mašinų. Dar pro klasą praeisim. Ar einam į ūkį? Išbandom Mister Ūkio burgeriukus. Ką? Ne? Na ką, išvažiavom šiaip ne taip iš parodos. Dabar atvažiavom į tėvų gimtinę, truputį pas giminaičių užsukt. Ir judėsim link namų. Tai tokia ta paroda. Kiek ėjo, apėjom, visko nenufilmavau, aišku, nes domiesi, žiūri, atrodo, prieš 2 metus buvau, bet vis tiek, man traktoriai niekada neatsibodo ir neatsibos, tai smagu pasižiūrėti blizgančius ratus. Už 600 metrų pasukite kairėn. Aplankėm Heavy Finance, aplankėm pieno tyrimų grupę, aplankėm Dotnuvą, aplankėm Margučius, aplankėm Galuotą, įmonės, su kuriom malonu bendraut, visada gera aplankyti, pasikalbėti. Tai toks šis video. Gal kada artimoje ateityje pafilmuosiu mūsų ūkį, kas naujo. Nors nieko ten naujo, viskas kaip ir po senoviai, bet vis tiek aprodyt, kad prisimintumėt, kas per ūkis, nes jau senai filmavau. Tai turbūt šiam kartui tiek, susitiksim sekančiose video, tai iki pasimatymų.